esi kosmosas. Žinai, tokį žodį yra toks žodis. Man gėda. Tu taip sakai. Bet aš tiesiog taip tave myliu, žinok, aš taip džiaugiuosi. Mes pirmą kartą gyvai susipažinom tada, kada tu į Tenerifę pakliuvai. Kažkokiu būdu tu ten atsidūrai, žiūriu, Ieva, kaip faina. Ir va tada mes kažkaip susipažinom, gimė tas ryšys, o paskui dar po metų berods, ne? Tu atsidūrei konsultaciją pas mane. Taip. Ir va taip susidraugavom su Ieva. Ir wow, kažkas tokio. Ir aš paskui, žinai, pradėjau medituoti, galvoju, kaip aš noriu tave pamatyti gyvai. Tada pradėjau, žinai, daugiau norėti, egoistiškai svajoti, kaip aš norėčiau ją pakalbinti, galvoju, kaip būtų nerealiai. Ir tu įsivaizduok, dabar tu čia. Garbė žodis. Juokiasi, jai viskas natūralu, o man tai yra... Man tai fainai, kad tu tokia pozityvi ir tokia šilta ir tokia tikra ir tokia nuoširdį ir kaip trūksta čia mums Lietuvoje tokių žmonių. Yra, jau tikrai yra. Aš žinau, kad yra, bet... Nes kokie tokius tu turi aplinkui, tu supranti, mes visą tai pritraukiam, viską. Namus, pinigus, žmonės, situacijas, kokie mes esam, tokius pritraukiam. Taip, kad tu tokia pati, visa atvarė mane, va tai, galvoju, geras, tikra. Nes tu kai apkabini viskas, energijos nesumeluosi. Nesumeluosi, tu gali ten piešti, vaidinti, kom tu nori, bet tu kūno kalbos nesumeluosi. Ir tu kaip apkabinai viskas, aš kaip čiuptuvais, galvoju, geras, kaip gera. Ir taip tikra, ir aš tau pasakiau, net tikra. Tai va, tai įžanga buvo tokia, kadangi tikriausiai nėra nei vieno žmogaus Lietuvoje, kur jie nežinotų tavęs. Aš tikiu, tiesiog nėra žemėje tokio žmogaus, bet vis tiek, vat, kai tavęs klausia tavęs dar, kas tu? Ne. Aš paklausiu, kaip tu save pristatai, vat kas tu? Aš žinok, aš važiuodama čia galvojau, jeigu tu manęs paklausim šito klausimo, ką aš sakyčiau, tai kažkaip aš dabar pati save labai identifikuoju su mama, tiesiog, kad aš esu mama, dėl to, kad mano realiai visa diena yra apie mamystę, nuo atsigulimo iki atsikelimo ir per visą dieną mano visos mintis yra prie, kaip sekasi kaip jaučiasi ką aš galiu pati savyje keisti ir kaip tobulėti galiu ir kur sąmoningesnė galiu būti, kad prie jį būtų geriau. Nu, žodžiu, aš visa tokia esu apsėsta, va, žodis tobulai tinka. Tai va, tai mama tiesiog, o visa kita tai jo, žmona, moteris, draugė, dukra kažkam, atlikėja, dainininkė, tiesiog žmogus. Ir jo, aš tiesiog noriu būti geras žmogus, turbūt, žinok, noriu būti tikras žmogus, noriu būti geras žmogus, nes ir pati labai tokių žmonių ieškau ir kažkaip labai noriu, kad žmonės būtų tiesiog žmonėmis. Kad tavo žodžiai kam nors ten aukštai jausti į dangų, nes tikrai to tikrumo trūksta, yra tikrai nuostabių, gražių, šiltų žmonių, bet trūksta ir kad daugiau tokių būtų. Ir kai matai, mes nebuvom susitikusios dar gyvai ir aš visada tave matau Instagrame, tai tokia, kokia tu esi ten, tu esi visiškai tokia pati čia, žinok, visiškai. Nes žinai, būna kažkas kaukės, gal naudoja kažkaip, bet tu visiškai tokia pati. Ir man taip gera, aš iš tikrųjų bijojau susitikti su tim, maža, kaip vis tiek, nes tu man esi, žinai, kažkur ten žvaigždė. Va tu taip aukštai ir aš taip jaučiuosi, gal kaip aš tave galėsiu apsupti tą šilumą, kad tu jaustumėsi gerai, kad tu galėtum laisvai kalbėti ir tau būtų gera. Ir aš jaučiu, kad tikrai viskas okei. Visiškai, aš tiesiog sėdžiu ir graudinuosi ir nežinau, kaip čia neverkti visą laiką, kai tu kalbi. Bet galiu, aš tiesiog, žinok, man liejasi tiek daug apie tave meilės, o tikrai ta žodžio prasme meilės. Tu verta to. Ir aš dabar pasakysiu visai net ne pagal planą, kaip aš norėčiau tave vesti, bet nuo tos, kodėl aš tave tiek dar labiau myliu, tai žinok, kai gimė Prija. O Dieve, tu man iš tikrųjų buvai gal labiau atlikėja ir tada tu tapai, bet kaip tu ir sakai, viskas apie mamystę, visa diena, visa naktis, visa para, tu esi visa joje, savo dukrytėje. Ir aš žiūriu tave, aš galvoju, kaip taip įmanoma, būti tokiai tobulai mamai, kaip tu tai tą darai, tu man pasakyk. Aš nesu tobula. Tu nesi tobula? Kas nematėt storių? Prija eina, rado balą ir kol tą balą ištyrinės, jie gali stovėti pusę dienos kartu su Prija, jos režime, jos tempe ir aš žiūriu ir galvoju, aš rodau vyrui, sakau, žiūrėk, sako, niekada tokie tobuli tėvai nebūsim, tik neskaudink, sako, širdies. Bet tai tiesa. Ir aš tikiu, kad tu gauni labai daug mamų žinučių, būtent tokių, kad kaip tu Ieva sugebi. Tu man pasakai, kaip. Realiai, natūraliai man svarbu. Aš tiesiog myliu ją ir aš tiesiog
jaučiu, kaip aš pati galbūt norėčiau, kad su manim elgtųsi. Ir gal aš tokios pati vaikystės būčiau norėjus, tokios ramios, lėtos, niekur nelekiančios, niekur nebėgančios. Apsirenk greičiau, šalta! Dažnai man sako, kaip sako, viena mergaitė tokia buvo su manim automobilį, yra prie 30 minučių nesėdo į kėdutę, tiesiog nesėdo. Ir sakė ne, ir verkė, ir klykė. Ir aš visas tas 30 minučių su ja kalbėjau, šnekėjau ir mane taip žiūri ir sako, aš po 5 minučių būčiau tą vaiką paėmus ir pasodinus į grūdus, sako, į tą mašiną. Aš sakau, turbūt jeigu taip tęsiusi 2 metus, tai turbūt po 2 metų aš irgi paimčiau ir įsodinčiau, bet kažkaip, aš visą laiką nusinulinu ir pagalvoju, gerai, man bloga nuotaika, aš labai pykstu ir aš nenoriu kažko veikti. Ir mano vyras ateina pas mane ir taip sugrebia mane ir sako, sėsk ir dabar visą šitą darysi. Taip. Aš visai taip nenorėčiau. Ir tu nedarytum. Ir aš nedaryčiau ir aš dar labiau sakyčiau ne. Bet jeigu jis tą pusvalandį su manim išbūtų, mane išglostytų, žodžiu, su manim ten atskintųsi ir viską kalbėtų, kaip aš jį po to mylėčiau ir kaip aš norėčiau, žinai, būti gerai. Visiškai visi atsakymai dabar sugulo. Visi atsakymai, kodėl tu tokia. Garbės žodis, nes tu nori mylėti, duoti meilę ir nori, kad ta meilė išaugtų ir tave apgaubtų ir visa tiesiog priejoje paskęstų. Ir aš noriu, kad jinai pati mokytųsi tai būti, kad jinai pati mokytųsi, nes aš žinau, kad aš vaikui galiu bet ką sakyti, bet kokias teorijas, bet kokį dalyką, bet jeigu aš pati taip nesielgsiu, jai visiškai dzin yra. O aš galiu jai nieko nepasakoti ir nieko jos nemokyti ir tiesiog būti ir jinai yra absoliutus mano pavyzdys. Ir blogose dalykuose jinai yra mano pavyzdys. O gali išduoti, kur blogose? Kaip tai pasireiškia? Gal ne tik, nėra gal toks blogas, bet pavyzdžiui, aš dažnai prisakau, tarkim, jeigu ten kažkas karšta yra arba ten keptuvė kokia yra, kažkokie tokie dalykai. Aš mačiau, kai gaminot tinginį berods. Taip, tinginį. Mes labai daug kažkaip nevalgyk sausainių, nes reikia į tą tinginį. Ir ką tu man, mama? Ir jai neįdomu. Tai aš naudoju žodį stop. Ir aš taip jį pasakau visai ganėtinai griežtai, taip stop prie negalima. Ir tada jį duoda alternatyvą, aišku, kažkokią, ką galima daryti. Šitą gali sausainį valgyti. Ir šitas deina į bliūdą. Aš jį dažnai, jeigu, pavyzdžiui, kas liečia saldumynus, tai aš jį duodu kažkokį bet cukrų saldumyną ir pakeičiu. Bet labai juokinga yra tai, kad jinai dabar, jinai labai gerai kalbėti mokosi. Jau matau. Ir jinai kalba sakiniais. Ir jinai, dainuoja. Ir dainuoja. Ir, pavyzdžiui, būna, aš išplaunu grindis. Ir jinai tokiu rimtu veidu, tokia man ateina, stop, mama, negalima, lipti šlapia. O Dieve! Bet tu jau tiesiog nepagauni tų visų kadrų, kiek jinai... Nežinok, ten galėtum filmą apie ją. Tokia, žinai, kad negalėtų būti geriausia vlogerė Lietuvoje. Aš manau, kad jinai yra visiška aktorė, visiška. Ir kartais atrodo, kad tu... Ko nežinai, paruoši ją, pasodini, ten, žinai, va dabar mes prie filmuosime. Taip, bet tai nebūna. Aš tikiu, aš niekada, ir jeigu jinai nenorėtų filmuoti ir kažkaip rodytų kažkokį, ne. Taip, tai jinai, žinok, gimus scenai yra. Net kai mano buvo koncertas Šventos Kotrynos bažnyčiai. Jūs buvot kartu ten? Mes buvom kartu ir man visi sako, ar jūs repetavot. Ir sakau, kaip jūs įsivaizduojat repeticiją su virš metų vaikų, kūdikiu realiai. Neįmanoma. O jinai, žinok, ėmė iš manęs mikrofoną. Visa salė juokėsi iki ašarų, nes jinai griebė iš manęs mikrofoną ir pradėjo dainuoti. Ir jai niekas nebaisu, jai viskas yra wow, jai scena, žodžiu, šviesas. Ten yra, žinok, kažkas jos laukia didelė ateitis, labai didelė šviesi ateitis. Ir, tikrai. Ojei, greičiausiai, kaip tu ją matai? Tu matai, kad ji bus scenoje, ji bus... Kas? Aktorė, dainininkė? Kas? Aš manau, jinai tikrai bus dideliai scenoje, jinai turi labai tokią, nežinau, ar mokytoja bus, bet galbūt kažkokia coacherė, bet ne tokia coacherė, kur viens ant vieno, bet jinai galės mokyti salės, auditorijas. Nes aš ją matau dideliai auditorijoje, ant aukštos scenos, labai daug žmonių. Man kartais sako žmonės, kad aš ragana ir kad aš ne tą darbą dirbu, kad visiškai ne su finansais turėčiau, o labai, nes daug ką aš pasakau, žmonėm dėliojas ir grįžta žmonės po metų, po kelių, Roberta sako, tu taip sakei ir taip įvyko. Ir žinok, dabar ką aš matau apie Priją, kad jinai realiai va tokioj dideliai, kaip Euroviziniai scenai, va tai kažką tokio matau. Taip. Ir o Jezu, neteina širpai per kūną. Ir tiek daugybė žmonių jos tyla, gal greičiausiai jo, jinai nedainuos galbūt, bet mes nežinom, aišku, bet... Nes aš girdžiu tylą, kad ji kažką... mokina, pasakoja, bet tyla salėje, o dažniausiai per koncertą nebūna tyla salėje. Tai kažkas bus tokio, ką jį tikriausiai duos masėm, mokins
eina va ta informacija, aš nežinau, aš neplanavau to, bet va eina tiesiog per kažkur. Ir žinai, va yra gyvenime, kodėl žmonės vieni sėkmingi, jaučia gyvenimą, daro teisingus dalykus, kodėl? Dėl to, kad jie moka skaityti ženklus ir girdi savo kūną save. Jeigu tu viską darysi, Jėzus eina širpai, jeigu tu viską darysi iš tos širdies ir tikrų žmogum būsi, tikrų žmogum reikia būti. Tai va tu ją mokini būti tikrų žmogum. To tokiu geru, kokį ir sukūrė mūsų, ne kažkas. O Dieve, kaip gražu. Aš, žiūrėk, dabar apie priėdėmesys baigėsi, dabar apie tavo vyrą. Tu praėjai daugybę visko, buvo kalniukų, mes visi žinom, matėm tave. Ir kaip dabar yra, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip tau taip pasisekė. Aš tikiu, nes tu pati graži ir išorė, ir vidumi, bet tas vyras, kaip jis atsirado pas tave, kaip jūs susipažinot? Mes susipažinom su juo šventykloje ir jis Kur? niekada... Lietuvoj? Kaune, jo, Lietuvoj. Lietuvoj ir jis niekada nebūtų, žinai, kai tu turi vis tiek kažkokį susikūrus truputėlį tipažą savo vyro idealą, nežinau, ir išvaizdos ir ten vidaus. Pirmiausia, tikriausiai išvaizdos labiausiai. Tai jis niekada nebūtų buvęs mano tam sąraše ir aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad jisai galėtų kada nors būti mano vyras. Bet jisai buvo mano geriausias draugas, kur aš galėjau jam papasakoti, atrodo viską. Ir atrodo, kad tas žmogus buvo tas, kuris viską supranta, viską girdi ir atrodo kartu viską išgyvena ir išbūna. Ir aš nežinau, bet aš taip galvoju ir mes esam su vyru mano šnekėję, kad čia tikriausiai buvo kažkoks Dievo surėdimas, tikrai planas ir netgi, kad Prija atsirastų būtent pas mus ir aš netgi juokauju kažkada, kad tiesiog Prija norėjo atsirasti ir pas jį, ir pas mane. Ir mes, kadangi nebuvom kartu, tai jis suvedė mus, kažkaip sujungė, kad negalėtų gimti pas mus. Kažkas darosi, žinau, vibracijos kokios nuo tavęs, tu gal čia atsinešiai kažką, nes tiesiog eina bangos tokios. Tai va, tai ir žinai, ir aš galvoju, kad tikrai viskas tai buvo, nors nebuvo ten mano ir lengvos skyrybos, mano pirmoji vyru ir visa kita, bet kai viskas rutuliojasi, tu tiesiog negalėtum taip išgalvoti, net atrodo knygo jokio, nei filme, niekur. Ir va, ir aš net kartais jį žiūriu ir galvoju, Dieve, aš negaliu patikėti, kad jis nėra mano vyras nuo paauglystės. Ta prasme, nes, žinai, aš jį žiūriu ir atrodo, kad mes... Jūs turėjot būti visą gyvenimą kartu? Kažkas tokio. Nors aš džiaugiuosi, kad mes susitikom būtent šitame etape, aš džiaugiuosi, kad aš jau praėjus buvau vienus santykius, nes ten labai daug dalykų atsinešiau ir iš ten labai daug išmokau. Ir galbūt, jeigu nebūtų pirmųjų santykių, aš galbūt nebūčiau mokėjus šitose santykiuose būti tokia, kokia dabar esu. Nes esu visai, negaliu sakyti, kad visai kitokia, bet tikrai daug kur esu kitokia. Aš kažkodėl galvoju, nežinodama vidinių dalykų visiškai, aš tiesiog jaučiu, kad tu esi visiškai kitokia, žinok, šitame santykyje, negu buvai. Ir taip, kaip tu dabar gražiai atrodai visom prasmėm, aš nekalbu vien tik apie išvaizdą, apie visą tavo visumą. Tiesiog aš žiūriu tai ir galvoju, o Dieve, kaip tu tinki tam name, kurį statot, kaip tu tinki su Prija ir su juo. Ir toks, žinai, toks gražus paveikslas harmonijos, visiškas. Tokia ramybė, žinai, lyg ir jų vandenynas, jausmų gausos, bet toks ramus. Tai vat, man toks vaizdas dabar apie jūsų šeimą. Kodėl namas miške? Kaip čia gimė viskas? Dėl to, kad mes abudu esam tokie, juokaujam, žemdirbėjai, gamtininkai, nežinau, mums tiesiog patinka labai miškas. Aš kiek visada tave matau su guminiais, bet tu žinok, man taip gražiai ten sudom savo, tu visiškai žemės. Man labai patinka, aš visiškai neįsivaizduoju savęs gyvenant mieste. Pavyzdžiui, mano brolis, jisai sako, aš Dieve, aš noriu gyventi mieste ir aš taip pavargau nuo gyvenimo, kai turiu didelį kiemą, nes mes užaugom su juo name ir turėjom didelį kiemą, ten reikėdavo žolę pjauti, daržus ravėti, žodžiu, ten kažką statyti, kažką daryti. O man tai būdavo, gal man mažiau tų darbų reikėjo, aišku, daryti negu broliui. Dėl to esi, viskas. Yra šitas, bet tu turi savo kiemą, tu turi savo erdvę, tu gali būti ten, žinai, išbėgti su triusikais. Ta prasme, visiškai, žinai, be kaimynų, niekas tavęs nemato. Ir aš kažkaip visą laiką svajojau, kad mes taip gyventume. Ir aš neįsivaizdavau, kaip tas gali tapti realybė, bet mes tiesiog abudu apie tai svajojom ir tada gimė trobelė Luna, į kurią mes ten kviečiam savo svečius. Ir tada gimė trobelė Luna, tada žiūrėk, gimė sandėliukas vyro ir tada, žiūrėk, gal tai tada namą gal pradedam statyti. O čia gausis, aš nežinau, gal tiesiog pradedam. Ir mes pradėjom statytis ir kažkaip viskas vyksta. Ir aš negaliu patikėti, kad vyksta, bet į tą namą ateini, jau vieni tą žemės iš tikrųjų važiuoji. Ir va tą jausmą jauti, kur va tu jauti jį dabar. Taip.
tokia harmonija ir tu negali paaiškinti žodžiais, kas tai yra per energiją, bet ten tiesiog yra belia kaip gera. Ramu, tavo saugu, vieta, ten yra taip. mano vieta, atrodo, kad ten yra mano, nežinau, jeigu taip, žinai, dvasiniais terminais kalbėti, galbūt tai yra mano siela, va tenais, žinai, taip atrodo išskrenda ir atrodo, o Dieve, čia mano namai. Man to žemės buvo mano namai, kai dar nebuvo jokio pastato tenais, tiesiog. Ir viskas, ir jo, mūsų namukas gimsta miške, realiai, ten yra labai gražus Kiek miškas. atstumo aplinkui yra kitų? Nėra, žinok, gal, ta prasme, mes nematom jokių kaimynų, aš nežinau, 500 metrų gal yra, gal kilometrų, gal 500 metrų labiau. Jo, Bet atrodo, kad jūs visiškai vieni. Jo, tai mes taip ir nematom, žinok, mums gerokai reiks automobiliu pavažiuoti iki namo, kad pamatytume kaimynus. Bet ten, pavyzdžiui, ganus arklys, vat, tada pro mūsų langus ganysis karvės, nes toks ūkininkas dabar kaip tik ten, žodžiu, viską daro su žeme, kad galėtų ten ganyti karvės rūginti. Tai va, tai mes gyvenam nors 25 minutės nuo centro, bet atrodo, kad visiškai kaime. Bet taip gražu. O kada jau viskas, jau tas galutinis įsikelti? Aš tai sakiau, kad iki vasaros, bet vyras sakė, kad tikrai iki rudens mes jau ten gyvensim. Tai iki rudens. Aha, nes vasara, tai tu Liepą, tu jau norėtum būti ten? Aš labai norėčiau būti ten Liepą, Bet aš nežinau, žinai, kaip seksis, nes mano vyras pats yra pagrindinis ten statytojas, jis pats ten viską reguliuoja, jis viską pats daro. Tai truputėlį viskas vyksta lėčiau, nes jisai labai daug YouTube'ina ir googlina. Ta prasme, žiūri, žinai, kaip ten ką padaryti. Daro. Taip, pats. Taip. Ir tai irgi, žinok, energetiškai taip jaučiasi, kur žmogus atrodo kiekvieną tiesenutę išmyli tiesiog, aš nežinau, išglosto, išjaučia. Ir tu įsivaizduoji, kaip yra gera, kai jūs savo pastatysit rankom, žinosit kiekvieną įtrukimą, plyšį, visur, kur viskas savo sukurta. Tu gali, žinai, sukurti kokį ten patiekalą, sukurti, nežinau, rūbą, dar kažką, bet čia namas, čia namai. Čia ne tai, kad namas kaip namas, sienos, bet čia namai, tai yra viskas, aplinka, žemė, medžiai, žolytės. Absoliučiai. Aš tau taip pavydžiu. Nes tu jauti ten tokią pilnatvę, ko žmonėm trūksta. Labai. Žmonės neturi to, o tu įsivaizduok, tai paprastai visą tai dėlioji, kuri ir tu turi. Taip simple. Atrodo gal, kad paprastai. Aš tikiu, kad nepaprastai. Man atrodo, yra daug nepaprasčiau gyventi prieš srovę. Dėl to, kad atrodo, tu galėtum eiti su visais žmonėmis, kaip visi gyvena dabar. Skubėti, lėkti, ten daryti, nežinau, dalykus, kas yra dabar labai populiaru ir visa kita, o tu kaip tik kažkaip taip įsiklausai savo širdį ir galvoji, ar tu tikrai to nori. Nes dažnai man būna, pavyzdžiui, sako, bet tugi nieko nedirbi. Va, tu tiesiog sėdi namuose, pavyzdžiui, su Prija. Taigi galėtum eiti ir dirbti kažką. O ką, pavyzdžiui, tau reikia aš galvoju, o ką? Visų pirma, bet tu ir darai, kiek aš tu darau darai. Ir aš sakau, ar aš uždirbu pinigus, ar aš turiu pinigų, ar aš galiu tuos pinigus leisti savo svajonėm, aš galiu leisti tom savo svajonėm. Kodėl aš turiu dirbti tam, kad įtikčiau masiai kažkokiai turbūt. Taip. Planas, nežinai, kaip yra mokykloje, mus paruošia būti darbininkais. Ir tas, kuris daro truputį kitaip, pavyzdžiui, nedirba, bet jis taip neina į darbą. Vat kaip tu. Nuo 8 iki 5, aš neinu į darbą nuo 8 iki 5. Ir viskas yra nenormalūs tie žmonės. Taip, ir tada, bet taigi čia tau yra taip nesaugu, bet aš sakau, aš taip gyvenu jau 12 metų, net ne 12, jau daugiau net atrodo metų. Ir pažiūrėkit, aš turiu verslą, aš jau turiu trobelę, aš jau turiu verslą, be jokių paskolų turiu verslą. Aš toj turėsiu namą ir aš dirbu. Iš kur atsiranda namai? Lygiai taip. Iš ten pat, kaip atsiranda vaikai. Iš proceso. Jo, visiškai. Ne tai, kad, žinai, gal mes tą trobelę statėmės, žinai, visai ilgus metus, bet mes ją pastatėm patys. Tai mes nesamdėm darbininkų, mes labai daug sutaupėm pinigų tam. Taip. Ir mano vyras nedirbo normalaus darbo. Bet mes džiaugiamės tuo ir aš daug laimingesnė esu būdama tokia kitų žmonių akim nenormali, bet savo aš esu pati normaliausia ir dėl to aš esu tokia laiminga, kad aš klausau savęs. Tu esi laiminga, nes tu klausai savęs. Taip. Tavo buvimas viešoje erdvėje, Instagrame, tavo buvimas kasdien su armija, tiesiog bendruomenė, tavo didžiulė. Ar tu jauti, kad tu kažkokiu būdu padedi jiems?
Kaip tu padedi? Aš jaučiu, kad ir padedu savo žmonėms Instagrame ir padedu pati savo pasidalinimais apie motinystę, aš dažnai dalinausi anksčiau apie panikos atakas, depresiją ir apie tokius nepatogias labai temas, Labai nepatogias. apie kurias kalbėti tau tos kalbos nesurenka sekėjų, nes sekėjų surenka daugiau vis tiek pozityvas, džiaugsmas. Aš kažkaip galvoju, kad dramos skandalai renka. Dramas ir skandalai. Bet tu to nedarai. Aš to nedarau ir aš niekada to nedarysiu. Nedarysiu ir aš. Taip. Niekada. Ir man tai yra daug autentiškiau gal gyventi, gal paprasčiau, bet turėti tokius ištikimus žmonės. Supranti, tos ištikimus draugus, ištikimus žmonės. Kaip? O, wow, kaip tikra. Ir aš nedarau skandalų, bet aš jaučiu labai, kaip mamos man rašo ilgus laiškus su padėka, kad tiesiog ačiū tau, kad tu daliniesi bemiegiam naktim, kad tau kažkas nesigauna, kad tau kažkas nepavyksta, kad tu pavargsti, kad ačiū, kad tu daliniesi to visų pozityvų, kad tau gera sėdėti namie su vaiku, nors man tikrai nėra taip. Pavargsti, aš labai pavargstu, aš daugiau pavargstu būdama namie, negu aš pavardavau koncertuose, kurių būdavo ten, nežinau, 6 būdavo kartais per savaitę koncertai. Ir atrodydavo... on fire vis tiek. Taip, ir atrodydavo tada, kad aš pavargau, kad man reikia išsimiegoti, bet tai yra nepalyginama su buvimu namuose mamai, kai jinai daug kur savęs nerealizuoja iš tikrųjų. Tikrai. Todėl, kad tu tarp 4 sienų, kažkiek išeini, aišku, į parką, į kiemą, ten, žinai, pažiūrėti visus ryžius. Taip, pastoviai siurbi, žinai, tavo... Vėl išpylė. Taip. Ir visą laiką toksai, tai žinai, kad tu pati pagalvoji, Dieve, kur aš jau pamečiau save, atrodo. Ne. Ir tada tu supranti, kad tai yra tavo etapas ir tai yra tavo augimas. Ir tokia, kokią mane Prija padarė per šitus, realiai nuo laukimosi jau, tai turbūt 2,5 metų, tai aš nežinau, aš jai visą gyvenimą liksiu dėkinga ir skolinga jai. Žinai, kaip sako, kad vaikai yra mums skolingi, tai visiškai ne. Tėvai yra skolingi vaikam, kad tie vaikai atėjo į tavo šeimą ir tave padarė tiesiog mama. Tu tiek išmokai iš jų, tu pamatai visą tavo augimo procesą. Čia yra kosmosas. Ir tu prieš tai dar sakai, čia taip natūralu, čia taip viskas, visos mes mamos, visi taip gyvena. Ne, tikrai niekas taip negyvena, aš tu prisiekiu. Ar jūs gyvenat? Aš tai tikrai ne. Tu esi man mama iš didžiosios raidės. Tu tiesiog... Mamų mama. Ačiū tau. Labai reikia iš tikrųjų šitų gražių žodžių. Sunku juos priimti, bet jie labai įkvepia, kad tu kažką darai gerai. Nes Prija dar nemoka pasakyti ačiū. Jinai pasako, sakau, myli mamą? Ne? Nes jinai net nežino, turbūt, žinai, kas tas reiškia tas žodis myli. Bet jinai myli. Jo, aišku, tai jinai pasako ir kad myli, bet žinai, tas yra juokinga. Myli mamą? Ne. Ko tu čia klausi? Geras. Tu nufilmuok kada nors. Gerai. Taip, juokinga. Aš įsivaizduoju, būtų juokinga. Ne, ką tau reikia? Ir tokia žiūri, ne. Meilė, aš tave labai noriu apkabinti. Nenoriu. Na, žinai, ir jinai natūraliai sako, kaip jinai jaučiasi. Dėl to, kad ji yra tikra ir nevaidins niekada nei užaugusi, kažkokių fake jausmų, fake savęs. Bus visiškai atvira, tikra ir tokių žmonių reikia. Taip, kas yra nerealu, Dieve mano, kaip nerealu yra būti tikram. Wow. Aš, žinai, noriu truputį paliesti tas patirtis skaudžias, vis tiek jos mus sukuria. Aš galvoju, kad sukuria tos pamokos, skaudus prisiminimai, kažkokie gyvenimo lūžiai. Ką skaudžiausio tu prisimeni iš praeitų santykių ar iš praeitų etapų, kas tave visiškai sulaužė ir nuo to tu atsispyrei ir ką prisimeni ryškiausiai? Tai gal tiesiog iš praeito etapo aš netapatinčiau, kad tai būtent santykiai buvo mano, bet iš praeito etapų, kad jo, tu pamini save ir savo vertybės ir savo įsitikinimus bet čia tikrai ne apie Marių yra, kad Marius toks, bet turiuomenys ir tiesiog... Aš ir net neklausiu konkrečiai, bet iš tos praeities. Tai tu tiesiog pamini save, norėdamas įtikti kažkam, nes tu nori, kad tave mylėtų ir tave priimtų. Tu norėjai įtikti? Ir tau labai, turbūt aš labai norėjau, kad aš niekam nepadaryčiau kažko blogo ir nepatogaus, kad kažkaip žmogus jaustųsi... Gal net neblogo, nepatogaus. Nepatogaus gal labiau. Nes tu iš esmės pati iš savęs nuostabiai gera, kaip tu gali kažkam padaryti blogo. Bet aš manau nepatogiai. Nepatogaus, turbūt, kad nepatogaus, kažkaip nepasakyti, kažkaip išjausti tą kitą žmogų ir gal tada pradėti nebejausti taip savęs. Tai turbūt man tai buvo skaudžiausia, nes tai mane labai labai aplaužė ir gal netgi vienu momentu labai sulaužė, kada aš galvoju, pala.
o tai ką aš jaučiu iš tikrųjų? Iš tikrųjų, ką aš jaučiu? O tai Labai gerai savęs tai paklausti. Absoliučiai, tai ką aš jaučiu, be visokių vadovėlių, be tų psichologinių ar netgi dvasinių žinių, nes kartais būna, kad irgi tu nueini ar į dvasinę, kaip aš, pavyzdžiui, dvasinę bendruomenę nuėjau, arba, tarkim, pradėjau psichologinės terapijas, tai yra nuostabu ir aš kiekvienam žmogui linkiu turėti tokią asmeninę higieną, ta prasme, psichologinę higieną, dvasinę higieną, tai yra nuostabu, bet visame tame tu karts nuo karto turiu savęs paklausti, ar aš tikrai taip jaučiu, kaip aš girdžiu, taip kaip aš matau, ar tikrai man tai tinka, kas tau tinka. Tiesiog nebijoti atsakymo, kad atsakymas bus ne, man taip netinka. Nes visuomenė tai formuoja iš tikrųjų, kad tu turi būti šeimoje, kad tu turi, žinai, neišsiskirti. Kada tu turi gimdyti vaikus. Statyti namus, pasodinti medelį. Namus mes statom. Turi turėti vyrą, turi susituokti, turi neišsiskirti, turi, nežinau, daug dalykų, turi ten, nežinau. Turi toks sąrašas, baigai mokyklą ir maždaug kritai sąrašą ir viskas negali iškristi iš turėjimų. O tu visiškai iškritai, visiškai. Ir tai yra taip. Nenorėdama. Nenorėdama, bet tu dabar laiminga. Labai laiminga. Aš žinok, ką tik vakar mačiau filmą toks The Life List, gyvenimo sąrašas. Ir žinok, aš praverkiu absoliučiai visą filmą. Aš mačiau, aš dabar galvoju, kur aš mačiau? Aš net nusifotkinau tavo istoriją. Būtinai pasižiūrėjau. Tai bijau verkti, bet pasižiūrėsiu. Ir apie tai, kaip mama išspyrė savo dukrą iš patogaus gyvenimo, kad jinai pajaustų gyvenimą pati ir surastų tai, ką jinai pametė. Tai žinok, mane gyvenimas, ir aš tikiu, kad Dievas mane išspyrė tiesiog iš mano patogaus susikurto pasaulėlio, iš mano to įsivaizdavimo, kaip viskas turi būti, tiesiog išspyrė ir sako, gerai, o ką tu dabar darysi? Ir aš tokia, aš nežinau, ką aš darysiu. Ir staiga atsirado vyras, atsirado vaikas, atsirado mano gyvenimas, atsirado mano tikras gyvenimas, kur man buvo labai nepatogu. Man buvo super nepatogu. Aš super nežinau, kaip ten elgtis, nes aš taip nebuvau išmokusi. Ir staiga pasižiūrėjau, kad aš jau tame gyvenime vaikštau. Aš jau labai nedaug rentu. Aš negaliu sakyti, kad aš viską idealiai darau, kad aš viską moku ir kad mes su vyru nespykstam. Mes tikrai pasipykstam. Aš tikrai normaliuose šeimose ant prio supykstu ir mane jinai erzina būna ir kodėl jinai kartoja dalykus. Aš tikrai turiu spektrą emocijų. Bet aš vaikštau savo gyvenime. Aš žinai, kaip aš sakau, ten nukritus kažkaip bandau kapanotis, bet aš vaikštau, aš kvepuoju ir aš labai gerai čia jaučiuosi. Žinok, aš matau tavo akise ir tiesiog tu mane, viskas prikaustai į savo energiją. Aš beveik nebegirdžiu, ką tu sakai. Aš būtinai kartosiu mūsų video, tol, kol aš viską tiesiog sugersiu, nes aš tokiam dabar transė su tavim, aš negaliu patikėti. Aš jau mačiau per tuos visus video, kokie tu. Aš jau jaučiau, kad tu visiškas kosmosas, bet dabar aš supranti, viena yra matyti, o kita yra visiškai jausti energiją tavo. Aš žinau, kad moteris turi būti visos tokios moteriškos, lengvos, savo nemeluoti ir gyventi tą savo tikrą savo gyvenimą. Ir yra nepatogu tikrai pasakyti, kad aš nebenoriu tuose santykiuose būti, nepatogu kažką griauti, nes skaudini ir save, ir kitą. Taip, labai nepatogu, labai skauda. Bet jeigu lieki tame, tu toliau grimsti. Ir tu nesukuri, tu nesukuri terpės būti laimingam žmogui, nei savo partneriui, nei savo draugui, galų gale, su kuriuo nesivysto kažkaip santykis, nei savo. Tu nepadedi niekam iš tikrųjų, nors tau atrodo, kad tu darai labai gerą darbą, bet tu niekam nepadedi, absoliučiai. Tai dabar, kadangi aš esu vis tiek, pinigai, aš nesu ta tokia, žinai, tikra mama, kuri gyvena nuo iki visą parą savo vaikų gyvenimą, aš labai tau pavydžiu, bet tiesiog aš niekaip. Tada aš gyvenčiau ne savo gyvenimą. Taip, man neišeina, žinok. Ir kartais aš jaučiu tokį pyktį savo, kad kokia aš, ne ta tikra gera mama. Ir kai aš matau tave, žinok, aš ant savęs pykstu, galvoju, pažiūrėk, kaip jinai varo. Ir aš taip turiu. Ir man nesigauna, žinok. Ir aš, kadangi esu apie tos pinigus, apie tą moters stiprybę finansiškai, aš noriu tavęs paklausti. Aš dabar tave, atsiprašau, labai turiu įsiterpti. Tau viskas gaunas. Čia tas pats, kaip tu sakytum, aš žiūriu tave ir aš pykstu ant savęs, kad aš nedainuoju. Bet aš nesu tokia raštinga tose dalykuose. Aš nieko nesuprantu, kai tu atsimenu, man atsiunti ten krūvą dalykų. Viską, ką mes kalbėjom, aš tokia žiūriu, aš galvoju, tu tokia protinga, tu tokia intelektuali,
tu tokia įsižeminusi, tu tokia man diding, aš niekada nebūsiu tokia kaip tu. Ir aš jaučiu tą vidinį, o Dieve, jinai tokia, wow, moteris. Aš neturiu nei vienos tokios savybės, kaip tu turi. Supranti? Atkerčiai, ne? Tai ir tuo ir nuostabu, kad mes vieną kitą galim papildyti. Pravirkdyti. Eik tu savo. Ko aš tavęs tau klausau? Eik tu savo. Gerai, žinok, aš kartais atrodau tikrai, galėčiau daugiau, tokia nepakankamai gera. Atrodo, nepaliečiau žmogaus ten, nežinau, ausų kepenų, ir man tikrai norisi padėti, bet galbūt nereikia tam žmogui dabar. Tu padedi, tu nuostabiai padedi, tu nežinai, kokią tu turi energetiką. Ta prasme, aš net, tu turi tiesiog, tu tokį įspūdį palieki, Taip. Ačiū tau labai. Geras, aš gavau, išsiprašiau komplimentų. Aš tikrai labai tau dėkinga, nes man svarbu, tikrai svarbu, ką žmonės galvoja apie tai, ką aš jiem duodu, ar aš jiem duodu, man tai yra svarbu. Labai daug duodu. Labai tau ačiū. Tai gražinant į realybę, paskleidėm po debesis. Tai tavo moteris, aš kuriu tas tokias stipres moteris. Galbūt dėl to, kad aš pati tokia ir sudėliota tie finansai, bet viskas taip pas mane griežtai ir aš atrodo noriu duoti tą tokį ir visom stiprybę finansų. Galbūt ir nereikia, vienom daugiau, mažiau, bet aš noriu duoti. Tai kaip tu manai, ar reikia tai moteriai turėti savo tų pinigų? Žinai, prieš keliarius metus sakyčiau, nereikia, baikit moteris, kam? Ir kažkaip būčiau sakius galbūt, kad pasitikėkit vyru, kas ir yra, pasitikėkit vyrais, viskas yra su to gerai. Aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą vis dar svajoju būti namų šeimininkė, kad man nereikėtų dirbti, kad mano vyras uždirbtų labai daug pinigų, kiekvieną man mėnesį pervesiu daug tūkstančių sąskaitą, aš galėčiau gyventi gyvenimą ir tiesiog nedirbti, nes aš turiu ką veikti, aš turiu daržus, aš turiu namus, aš turiu prieigą. Reikia ridikėlius pasodinti. Aš turiu daug veiklos ir be darbų ir man, kad nereikėtų sugalvoti apie tos finansus, aš tikrai taip norėčiau. Ir anais laikais, galbūt kažkada, tai buvo įmanoma iš tikrųjų, kad vienas vyras dirbdavo, jis uždirbdavo pinigų, žiūrėk, ir namai pasistatydavo, ir ten ir vyras namuose galėdavo būti vakare, ta prasme, tikrai tai būdavo. Daug kas taip gyvena, tas modelis yra, jis vyras, mamutą namo, o žmona židinį kurią. Bet šiais laikais tai yra labai didelė retenybė. Vienas dalykas dėl to, kad išgyventi šiais laikais yra labai sudėtinga. Iš vienos algos, aišku, vėlgi, jeigu vyras labai daug uždirba, tai taip. Vėlgi kitaip. Bet manau, kad reikia 2 algų ir iš kitos pusės moteris nebėra ta, kuri norėtų sėdėti namuose ir visą tą dalyką daryti. Jinai nori uždirbti, jinai nori būti sėkminga, jinai nori turėti savo pinigų. Ir net ne dėl to, pavyzdžiui, aš noriu turėti savo pinigų, ne dėl to, kad aš nepasitikiu savo vyru, kad jisai gali. Man tiesiog gera. Man tiesiog gera turėti savo pinigų. Ir viskas. Aš noriu turėti savo pinigų. Nes tu gali dalykus spręsti pati. Taip. Nes tu turi jėgų tą daryti. Tu turi finansų tą daryti. Aš savo vyro atsiklausiu iš tokios pagarbos, nes mes visą laiką kalbam, kad pinigai yra mūsų abiejų ir mes kartu kūrėm tą šeimos gerbūvį ir taip toliau. Bet vis tiek. Aš nenoriu atsiklausti, kai aš einu kažkokią procedūrą, pavyzdžiui, arba tenai, žinai, nežinau, belia kokią veido valymą, arba noriu nusipirkti kažkokią suknelę, nes noriu nusipirkti tą suknelę ir ne dėl to, kad turiu būtinai, aš noriu, nes mes su psichologai šnekėjom, kiekviena moteris turi turėti pinigų, bet kam. Aš turiu, nežinau, pasiskiriu savo 100 eurų, 500 eurų, 1000 eurų kas mėnesį, kur išleidžiu emocijom. Taip yra. Tiesiog, taip turi būti. Emocijom. Aš turiu, nežinau, tos emocijos galbūt aš noriu. Tai tu nori pasileisti plaukus ir prasilėkti pro parduotuvę. Taip, ir tai gali būti 50 eurų, kurios tu skirsi tom emocijom. Nesvarbu, ta suma yra, bet tiesiog, kad tu turėtum tą sumą. Emocija. Taip. Emocija. Ir aš noriu, kad ta mano suma būtų mano uždirbtų pinigų suma, kur aš be sąžinės graužaties galėčiau sakyti, aš užsidirbau, o dabar varau su emocija. O žiūrėk, ar tu kažkiek, nes mūsų konsultacija buvo gal jau metai atgal, ar tu, kaip tu jautėsi, tu atėjai pas mane į pokalbį, mes kalbėjom tikrai daug sudėtingų dalykų, aš tavęs klausiau daug kartų, ar tu supranti ir tu supratai tuo metu tikrai viską. Taip. Kaip tu jautėsi? Ar tau buvo sunku tą informaciją priimti, tu supratai, tu nesupratai, kaip tu jautėsi konsultacijoje? Aš iš karto pagalvojau, kad aš labai norėčiau taip gyventi ir taip mokėti gyventi ir dėl to aš dar užsirašysiu
ateisiu pas tave Gerai, į konsultaciją, gerai. kad iš tikrųjų visą tą vat apibendrinti, nes, žinai, aš visus tos metus iš tikrųjų labai lėkiau ir visiškai apie tai neturėjau laiko turbūt pagalvoti ir sustoti, nes aš žinau, kad man to reikia ir aš žinau, kad tai yra super tobulas modelis ir ypatingai dabar, kai visiškai niekas nebeaišku. Absoliučiai niekas nebeaišku, tu nieko net nebespranti nei pasaulyje, kas vyksta. Ir tiesiog turėti ir tas saugias investicijas, ir tas santaupas, ir užsitikrinti ateitį, yra tiesiog tobulą. Aš net nežinau, žinai, daug kas sako, čia skemas yra, čia negali būti taip gerai. Ta prasme, kaip čia gali būti taip gerai? Nu, čia yra skemas ir tu gali apie tai labai daug kalbėti. Aš apie tai kasdien kalbu, kiek video yra nes taip ir dėl to labai fain yra tavo konsultacija, kad tu viską faktais pasakai. Jo. O kaip kitaip? Taip. Žinai, aš pati esu žmogus, kuris daro tuos dalykus pati dėl savęs. Taip. Ne dėl to, kad aš dirbu šitą darbą, ne dėl to, kad kažkam kažką įrodyti, aš dėl savęs tai darau. Taip. Aš kaupiu vaikam, aš kaupiu savo tėvam. Taip. Ir jeigu aš pati tai darau ir aš žinau, kaip tai veikia ir žinau, kaip tai padaryti gerai, kaip man to netiduoti tik, kaip čia, suprantamai, aiškiai tau, kitiem, aš labai noriu padėti. Žinai, labai pikta mano širdžiai yra, kai žmonės galvoja, kad tai yra skemas. Kai žmonės vieni kitiem dar tai bando įdiegti, kad tu žinai, ten neik, nes ten blogai, tu nedaryk. Ir man taip yra juokinga. Ir aš būna pagaunu kokį komentarą ir tikrai perteikiu juoko formą, kad ir čia tas negerai. Taip, jeigu tu negerai darysi, bus negerai. Tai yra nuostabus įrankis susikurti stiprybę finansuose, bet tu tikrai gali paversti labai blogų įrankių. Taip. Ir labai geru. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjusi pas mane į konsultaciją jauteisi gerai, nes man svarbu, kad žmogus suprastų, jaustųsi gerai ir kad paskui pritaikytų visą tą, ką išgirdo. Gerai, artimiausi tavo tikslai, planai, be to, kad namas turi būti nuostabia mama toliau. Kokie tavo yra tikslai, planai artimiausi? Aš dar norėjau apie tą schemą pasakyti. Kažkada girdėjau tokią frazę, kad nebūna, kad žmogus būtų tikrai geras. Vis tiek, jeigu žmogus geras yra, kaip fainai. Yra kažkas užslėptas, supranti? Ir man atrodo, kad su šita lygiai ta pati situacija yra. Taip gerai yra, kažkas turi būti užslėpta. Todėl, kad pas mus pasaulyje iš tikrųjų labai dažnai būna, kad žmogus tau darydamas gerą nori naudos. Arba būna, pavyzdžiui, paskambina, jis tau klausia, kaip tau sekasi, bet iš tikrųjų tu žinai, kad kitas klausimas, tai bus, kad jis kažko nori. Paprašys, kažko nori iš tavęs ir kad nėra to tikrumo. Nes to tikrumo labai reikia, to santykio labai reikia, bet man atrodo, kad tokie pavyzdžiai kaip tavo ir yra, tu pabandyk, tiesiog pabandyk, jeigu tau nesigaus, tai tu gali bet kada paimti ir kitaip padaryti, taip būtent, tu tiesiog pabandyk. Ir kaip, pavyzdžiui, aš randu kažkokius santykius su savo draugais, aš galiu pasakyti žmonėm, kad yra tikrų santykių, ir nieko užslėpta tame gėryje nėra. Tu palėtei dabar jau šitoje vietoje mane labai stipriai, nes aš irgi tą girdžiu, kad nenatūralu, kažkur ten, Roberta negali būti tokia tikra, kokia yra. Ir žinai, ką aš girdžiu žmonių, kada mes sustinkam gyvai, nes anksčiau iki COVID mes negalėjom dirbti online, viskas buvo visada gyvai, ar ofise, ar namuose, ar kažkur, visada gyvai su klientais turėdom susitikti. Ir tas COVID'as perkelė į tą online erdvę. Ir mano vienintelis didžiausias noras buvo išlikti tokiai pačiai, kokia aš iš tikrųjų esu, kad ir kas ką besakytų ant manęs, kad ir kas kokį bekurtų mano veidą, nes tikrai jau atsiranda pavyduolių ir visko prisigalvoja tokių dalykų, ko aš net pati apie save nežinojau, sukuria kažką, ir aš visada buvau tokia tikra, norėjau išlikti ir tikiuosi tokia esu. Tai noriu tavęs paklausti, ar taip, kaip tu matei mane toj online erdvėj, ar aš tokia pati? Man tai daug geresnė. Nes nenoriu, žinai, to netikro žmogaus. Aš pati nenoriu netikrų žmonių. Buvo gyvenime susitikus netikrų žmonių, žinok, jų nebėra mano gyvenime. Jie bandė mano kantrybę, buvo kurį laiką su manim, aš jais bandžiau tikėti ir jiems net atleisti, priimti, bet po 1, 2, 3 karto aš uždarau duris. Aš niekada nesipyksiu, niekada nesimušiu su kažkuo, bet aš uždarau duris. Viskas. Nebebus tų žmonių mano gyvenime, aš nenoriu netikrų feikinių žmonių. Ir žinok, kai tu sutinki tikrą ir tu pati ir mane jauti ir aš tą jaučiu, taip yra gera ir ojetau. Labai. Tai apie tuos tikslus. Artimiausius tikslus. Vėl kosmose buvom. Tai apie tuos tikslus. Tai mano tikslas dabar yra albumas.
aš labai noriu turėti, žinok, aš esu išleidus daug dainų, Taip. bet niekada nesu išleidus albumo ir man tam reikia labai daug finansų ir aš dabar galvoju, kodėl aš nekaupiau. Iš tikrųjų, toks, žinai, atrodo, dabar galėčiau išleisti savo svajonį. Tai va, tai aš nežinau, kaip ta svajonė išsipildys, bet aš buvau... Bet tu tiki, kad jį išsipildys? Aš tikiu, žinau, gal kažkas ateis, nežinau, žmonių ir sakys, aš noriu, nežinau, tau padovanoti ar kažkaip, aš kažkaip tikiu. Tai va, ir aš, žinok, net visai sakiau, jeigu reikia mano balso, jeigu reikia mano dainų, tiesiog atsiūs kažką, kas patikėtų, tiesiog atsiūs kažką. Ir aš taip, žinok, sėdžiu ir galvoju, nu ir kažką atsiūs ir kažkaip išsipildys. Tai yra dabar mano svajonė. Ir aš siunčiu garsiai, kad aš labai noriu albumą, aš labai noriu dainuoti ir aš labai noriu su žmonėmis šnekėti per koncertus apie tai, kuo aš gyvenu ir tiesiog pasakyti žmonėm, kad ir jūs galit gyventi tiesiog laimingai. Tie, kurie dabar mus žiūri, kurie tikriausiai žavisi tavim dar labiau, nes neįmanoma taip nesižavėti, žinok, tikrai neįmanoma. Esi tokia nuostabi. Tai tas palinkėjimas pabaigai visiems. Koks? Kad ir kas gyvenime bebūtų, tai nepasiduoti, nes aš pati buvau tame etape, kur atrodo, kad neįmanoma. Ta prasme, viskas nebeįmanoma. Ir kai tu peržengi tą neįmanomą, tai tampa, nu, ta prasme, tu tampi labai stipri, tu tampi, atrodo, kad net kažkokia nebeįveikiama, aš nesakau, kad nebepažeidžiama ir nebejautri, aš esu jautri, aš esu pažeidžiama ir aš labai išgyvenu, bet tu supranti, kad viskas iš tikrųjų gyvenime yra įmanoma, viskas. To linki visiems. Nepasiduoti ir viskas įmanoma. Taip. Ateik čia dar kartą, aš labai noriu.